Žemė. Ugnis. Dangus. Council of Europe is indeed an important forum for the discussion of cooperation in Europe. Europarat, la Unión Europea y los europeos es una realidad que preexiste a los proyectos de integración en Europa, forma parte de ese proyecto entre los europeos. Es una realidad que preexiste. Lietuvių kalba, žinoma, patiria savo pakeitimus laikui bėgant, normalu, neišvengiamai kaip bet kokia kita kalba. Bet vis dėlto kalbininkams lieka labai svarbi ir įdomi, ypač savo archaiškumu. Kaip kas nors turėjo progą pasakyti, lietuvių kalba yra tarsi dinosaurė šiandieniniame pasaulyje. Ji yra ne tik sena, ji yra išlaikiusi vieną įstabią savybę, kur garsas ir prasmė tebėra dar susijęti, jie yra dar darnuojami. Labą dieną, močiutė. Labą dieną. Mes ieškom močiut, kur senesni žmonės kaime gyvena, norim jos pakalbinti biškį, kad praeitį prisimintų, ką nors papasakotų. Einam tenai, kur vėjamė. O gerai, nu, kur nors jau einam, čia patogiau. Aš čia kaip atėjau, užėję karas, jau rugių nesėdavam, jau perkam duoną. Visokias duonas esu privalgęs. Į katras skaniausia buvo? Naminė. Vadindava tokių forminė buvo, tai vadindava ar kerzavos ir da būdava džiaugiamės gerai, kad gauni da nupirkti. Aš sunkiai gyvenau. Ir vaikų reikia 4 išleist mokyklą. O taip vat senybiškai daugiau šnekančių nėra tik jūs? Nu tai kaip, tai yra kaime. Žodyno pradžią turbūt reikia nukelti į Juškos laikus. Jau indoeuropiečių kalbotyrai reikėjo lietuvių kalbos kaip labai senoviškos, archaiškos, o jokių mokyklų nebuvo, draudimai kalbos, viską, nieko nebuvo, tuščia vieta. Kunigas Antanas Juška pradėjo užrašinėti žodžius iš tų vietų, kuris kunigavo. Vilkijoj, Vilionoj, Pušalote, Alsėdžios. Jis klausydavosi išpažinčių ir paskiau išėjęs pradeda rašyti. Tai žmonės suprato, kad jis, sako, mūsų griekus susirašo. Ir pradėjo vengti net išpažinties eiti pas Jušką. Kalbininkai pradėjo galvoti, ką daryti, kad lietuviai didelį žodyną, visuotinį, pradėtų rašyti, rinkti medžiagą. Ir va, Būga 1902 metais parašo savo užrašuose. Aš visą lietuvių kalbos medžiagą rašysiu į lapelius. Ir vadinasi pradės kaupti kartoteką. Balčikonis 30 metais prisėmė žodyno naštą, nes surinkti visų tarmių medžiagą ir visų paveldėtų raštų medžiagą yra, žinot, tais laikais utopija buvo. Balčikonis rado žmonių kiekvienoj parapijoje. Jeigu 857 žmonės siuntė medžiagą, tai įsivaizduojat, kaip inteligentai tada dirbo, tai, žinot, tiesiog stebuklas. Kad šitai pajudino iš įvairiausių vietų tokius leksikos slapčiausius sluoksnius.
ateina kita valdžia. Perskaito cenzūrą tomą, jiems visiems plaukai ant galvos pasistoja, Smetona, geriausias mūsų stilistas, ir kiti visi nedorėliai, visi sudėti. Ištaisyti viską, jokių ten dievų didžiosiom ir taip toliau, taip toliau. Ir jeigu bus tokių ideologinių klaidų, visi busite į teismą atiduoti. Na, uždraudus, Kaunas išgelbėjo žodyną. Pradėjo per antrą pusę pirkti tą žodyną. Eidavo patamsiais ten kaip kur kas, ir ten patrindant rankas, ir sumokėdavo ten pinigų, prikišdavo tiems spaustuvininkams ir išnešė daug tomų, apie 1000 išnešė šito žodyno. Buvo sumanyta, kad pirmiausia reikia tarybinės literatūros, sakinių ir pavyzdžių, ir kad žodynas turi būti socialistinės sąmonės tvirtinimo knyga. Ir šitas buvo. Jokių emigrantų, jokių ideologiškai nepatikimų žmonių. Ir apskritai. Buvo gana inteligentiškas Larinas, bet jis buvo asiustas specialiai prižiūrėti. Ir jis turėjo daryti, kas jis įsakoma. Ir jis tą mūsų žodyną pakreipė bendrinės kalbos kryptim. Vadinasi, istorijos, vadinasi, nelabai pripažino. Ir respublikoms neleido istorinių žodynų rengti. Pavyzdžiui, jeigu norėdavai kokį žodį įdėti, sakykime, žodį kacapas. Pilna kartoteka. Ir negalima. Arba Tomas, arba kacapas. A kada senelį geriau buvo gyventi kolchoze, ar prie Smetonai, arba dabar jau, kai laisva Lietuva? Tad gera laisva Lietuva. Man baigiantis kolchozų, tai sakys, kad kai gero nematys, tai gerai. Gerai uždirbau. Vynas pigus buvo. Dienų atbuvai ir pakaina galvai. O čia naiva. Buvo dabilai geriausi, tai viskas taip varta. Pradėjau to žodžius rinkti jau pirmajam kurse, tai yra 1957 metais. Ir pirmieji turbūt yra patekę va į šitą tomą. 6 tomą jau yra, aš esu radęs savo užrašytų žodžių. Pirmiausia, užrašinėjau iš savo krašto, tai Mažeikių krašto ir ypač iš Tirkšlių apylinkės, daug labai žodžių išgirdavau šeimoje. Mama mano buvo labai žodinga, sesuo ir beveik nereikėdavo niekur vaikščioti. O paskui jau važinėdavau. Esu motociklus sujojęs ir koją esu buvęs susižalojęs bevažinėdamas. Pirmiausia, apvažinėjęs esu visą Šiaurės Žemaičių plotą, kiekvieną parapiją. Net esu tais takais, kur didysis žodžių rinkėjas Untulis yra vaikščiojęs. Lelėnų kaimas, ten kaip tik Untulis žuvo tose vietose, tai esu buvęs. Bet įdomu, kad yra ką užrašyti ir ten, kur Untulis praeis. Kai aš atėjau, radau Bronę Vosylytę, jinai buvo Jablonskio sekretorė. Atsimenu tokį dalyką, aš perrašydamas suredaguotą tekstą, klaidą kažkokią pamačiau. Aš jai parodį, sakau, čia man atrodo, kad klaida. Tai jinai sako, iš tikrųjų klaida, pataisyk ir viskas bus gerai. Mes sako, juk mūsų darbas yra kolektyvinis, dėl to, kad mes visko kartu negalime pamatyti. Reikia juk į tarmes, į reikšmės, į kirčiavimą, geografiją, istoriją, žodžiu, viską vienu kartu žmogaus protas nepaima. Žinoma, paskiau jau visai palengvėjo, kadangi mūsų niekas nebespyrė laikytis šitos instrukcijos. Ir faktiškai jau nuo 14-15 tomo beveik nebėra tų sovietizmų ir visko. Ir išėjo žodynas, kuris parodys ne tik kalbos
kiekvieną niuansą, kirčiavimą, ten sakinį, viską. Bet čia tiesiog yra ir lietuvių tautos tokia enciklopedija, mąstymas visas, moralės supratimas, kaip į pasaulį žiūrim. Juk mūsų žodynas tai yra visų lietuvių subendrinimas. Lyg visi esam vienos knygos autoriai visi. Vaikai išeina nuo mamų, išeina dainos iš trobos, daiktai išeina iš namų, išeina žodžiai iš kalbos. Keistas sutapimas. Žodynas baigiamas, visi žodžiai suėjo į žodyną, o iš kalbos labai daug išeina. Kalbinam tuos senukus, močiutės, užrašinėjam tekstus, renkam tuos žodžius perlus ir paskui grįžti į Vilnių, šifruoji kasetės. Ir bent jau aš visada jaučiu tokią skolą nenusakomą jiem, ten likusiem kaime, kurie tau tiek daug davė, galbūt net patys to nesuvokdami. Ir man ta skola lieka tol, kol nepamatai, kad tavo tie surinkti žodžiai nepapuola į žodyną. Ir jautiesi, kad tu grąžinai. Kalba tai dar ačiū Dievui gyva, bet santykis mūsų su ja yra pašlijęs. O jis turėtų būti gyvas, nes kalbą vartojam dažnai kaip skudurą. Didžiausias pavojus šičia yra. Gali išlikti lietuvių kalba tokia sustabarėjusia forma, mes įvardysim stalas, ten kėdė, bet jeigu bus nutrūkęs garso prasmės ryšys, tas unikaliausias dalykas, kuris mūsų kalboje yra išlikęs, tai ji virs viena iš tokių kalbų. Pats žodis jau nieko nereiškia. Pati lietuvių kalba vėluoja, kabutėse, lyginti su kitom kalbomis, bet tame yra visas įdomumas tos kalbos, kad jinai yra lėtai keičiasi. Ir už tai, kad lėtai keičiasi, kalbininkams yra labai įdomi ir svarbi. Kiekviena kalba, galima taip pasakyti, turi savo motorą. Yra viena kalba, kuris yra Ferrari ir eina labai greitai. Yra kita kalba, kuri yra, ką žinau, Žigulis ir eina truputį lėčiau ir taip toliau. Lietuvių kalba gal netgi tam tikro dar praeitų amžių motoras yra. Ir tai labai gerai. Kaip seniau sakydavo, darbininkai tai visų vasarų žino, kada kokie paukščiukai gieda, viskas. O tinginys mes nieko nežinom, miega ilgiausiai. Tai keldavo mums saulai tekant, keldavo ar vaikus jau didesnius. Karvės vesdavam namą, tai reikia padėti išvesti karvės, viskas. Tėtė atskėla ir eina, tai arsti, tai pjauti viską, tai mama kepa blynus, tada vaikai nešam valgyti, sniedami, neina namą valgyti. Šiaip, kai šnekam, tai atrodo, kad visi vienodai šnekam, vienas kitą suprantam, bet iš tikrųjų kiekvienam krašte yra savi žodžiai. Ir šiandien važinėjom po Molėtų apylinkės. Avilčių kaimas, Pasujės kaimas, Antaližių kaimas. Bet čia aukštaityje ir čia aukštaitiški žodžiai. Debesai kelias, posmagiai lyjo, paliūtis. Kiekvienas aukštaitis, bet šitą išgirdęs supras. Žemaičių jau tai bus, ko gero, nauji žodžiai negirdėti. Drovisi tarmės dažniausiai kompleksuoti šiek tiek žmonės, tokie tartum savo vertės nejaučia. Tas, kuris jaučia savo vertę, tai niekada nesidrovės. Bendrinė kalba net dabar man yra negimtoji kalba, antroji kalba. Nes ir mąstą vis tiek ir sapnuoju, ir jeigu nėra speciali sapnų tema, vis tiek žemaitiškai visada. Apskritai, man rodos, kad mes truputį prastokai naudojamės tarmių turtais. Va, šitam žodynė tokie lobiai yra, o mes labai dažnai kuriam visokius nebūtinus naujadarus. Mes nesam kitokie kaip kiti. Ir kitur yra tas pats. Sakysim, vokiečių kalbininkai yra atlikę tyrimą, kad tų tarptautinių žodžių, kurie šiaip kalbai yra reikalingi, tekstuose visuose yra vartojama labai per daug. Moksliniuose, sakysim, 15, 20, 30% per daug. O jo publicistikoje net iki 70-80% per daug. Tai jeigu
vartoji tą žodį, svetimą, tarptautinį, jis svetimas vis dėlto yra, tai lietuviško nevartoji. Tai kas darosi? Jisai ilsisi gal, jisai jį pavaduoja, jis nyksta. Aš nieko nematau čia pavojingo. Kaip tik tai bus paskata lietuvių kalbai, žinoma, tai lituanistams reikia apie tai galvoti ir atsiras naujų problemų ir kalbos kultūros ir kitų, bet tai čia reikia tam būti pasirengus. Nieko neatsitiko su suomių kalba per 10 metų, kai Suomija tapo ES narė. Nieko neatsitiko ypatingai ir su švedų kalba arba su kitom ES. Niekas čia negrėsė ir lietuvių kalbai. Pagaliau mes turime lietuvių kalbos, sakykim, apypilnį didįjį žodyną, kurį turi visos kultūringosios Europos tautos ir tai yra didelis įvykis kultūrinis Lietuvos gyvenime. Žodynas aukštas ir gilus nuo žvaigždės iki žemės, prasmingas ir skambus nuo žodžio iki žmogaus, pilnas ženklų, žiedų, žinių, žvaigždžių, žavintis ir žėrintis savo gražia žosme. Čia ir žiburinis, ir žiautarokas, ir žydšaudys. Čia yra viską, ką mes turim, ką mes išgyvenom ir ką dar išgyvensim, viskas yra fiksuota. Teisinga kryptis buvo pasirinkta jo sudarimo tokia, kad bet kokią, iš gyvosios kalbos ją statyti pirmoje vietoje. Visą kitą, bet toliau reikia eiti, neužtenka tik surinkti. Kas iš to, jeigu ten gulės tas žodynas kur nors ten padėtas? Iš tų keliasdešimties tomų mes vartosim 3000 žodžių, reiškia, žodynas mūsų bus toks, tai kas iš to? Žodynas anaiptol nebaigtas. Ir jis negali būti baigtas, jeigu kalba yra gyva. Baigti gali būti tik mirusių kalbų žodynai, kaip lotynų, senovės graikų, sanskrito. Lietuvių kalbos žodynas dar kasdien rašomas, kol gyva tauta. Čia dabar šitie 20 tomų didžiojo žodyno yra vienas etapas, nuo Mažvydo iki, sakykime, 2000 metų. Bet tai nereiškia, kad jau nieko nebus. Ketinama padaryti, išleisti bent 2 ar 3 tomus papildymų, kurie būtini visiems 20 tomų. Sovietmečiu, sakysim, jau nuo 3 tomo, ko gero lygi 7, daug kas negalėjo pakliūti žodyną, iš išeivijos raštų, net ne viskas iš gyvosios kalbos. Išleidus tuos tomus, praeis gal 10 metų ir reikės galvoti, kas atsirado nauja per tuos 10 metų. Taip kad papildomų tomų skaičius gali būti neapibrėžtas. Tai reikia leisti papildomus tomus. Kiek žinau, ketinama bent 2 ar 3 tomus išleisti ir tai bus didelis darbas. Su žodynu yra taip, kaip su žmogaus gyvenimu. Niekad visam laikui neprisivalgysi ir neprisigersi. Vieną kartą prisėdęs tikrai visko neperskaitysi, visų tų esmių ir grožybių nei širdį, nei galvą nesuimsi. Bet žodynas, man atrodo, tuo ir yra ypač vertingas, kad tai yra neperskaitoma, o skaitoma knyga, kurią gali atsiversti ir nuo pradžios, ir nuo galo, bet kurioje vietoje pradėti skaityti ir bet kurioje vietoje užversti. Ir niekad nebus galo tam skaitimui, tam vartymui. Ir būtent nuo šito vartymo, nuo sklaidimo, kad žodynas gauna oro, kad šildoma žmogaus rankų, jisai ir yra gyvas, pulsuojantis. Vos neamžina knyga.